Sveiki visi įsijungę šį vlogą. Ir kaip praeitam vlogė sakiau, kad žiūrėjau šiandien į filmavimą vienos laidos. Sakėt, kad du dalyviai bus. Jau po visų filmavimų. Beveik 6 valandas filmavom. Tai filmavo 3 laidas. Iškai atsibodu sėdėt. Žinok, visai fainas experiences galiu pasakyti. Pamatyti tą visą virtuvę iš kitos pusės, ne tik per teliką. Smagu buvo pasižiūrėti tos visus žinomus, žymius žmonės, tos visus vedėjus, svečius, kurie buvo atėję. Nežinau, ar tos laidos eis viena po kitos, nes ten, aišku, jos yra nufilmuotos į ateitį. Kaip pasakyti, būsiu su tuo pačiu outfitu visas 3 laidas. Nors paskutinę laidą ten aš persėdau kitur, tai žodžiu, jeigu kas pamatysit mane, parašykit, kokioje laidoje buvau, nes nenoriu išduoti, bet manau, kad ir taip matėte jau pagal pavadinimus ir taip toliau. Labai noriu nusifotografuoti irgi su tais ir svečiais, ir su tais vedėjais, bet nebuvo taip drąsu, kaip ten tiems kitiems žiūrovams, nes aš buvau, man atrodo, jauniausia buvau žiūrovų, nes visi tokie pensinio amžiaus ir visi ten jau tie vadinami etatiniai, nes jie visi viens kitą pažįsta, netgi su laidos vedėjais jau visi pažįstami, jau šnekasi ten, tada buvau, jo, ten toj laidoj filmavusi, o kada tas bus tas, žodžiu, aš taip pasijutau, taip biškai nejaukiai, kaip pirmą kartą, tai galvoju, nesidraskysiu, nes dar nusimato vienas filmavimas, tik nežinau, neisiu, jeigu vyras išleisiu. Tai gal tada pavyks, nežinau, nusifotografuoti ar prieiti kažkaip, nes sakau, ten aš taip pasijutau nejaukiai, netgi tos visos moterytės, netgi outfitus keitėsi per kiekvieną laidą, kai filmavo. Tai galvoju, aš tokia visai žalia višta, nieko nenusimanau, nieko nežinau, kaip kas kur. O ten, jau žinot, ir kavykės pasitaiso, ir ten su tuo pašneka, ir čia su tais visais operatoriais. Žodžiu, ten, sakau, susirinko visi tie žiūrovai, kurie jau nebedirba ir yra pensijoje, ir aš tikiu, kad jie ten gali eiti kiekvieną laidą filmuotis. Tai, žodžiu, sakau, buvo šiek tiek nejauku. Bet įdomu, faina, visus užkulisius, tai tikrai smagu iš tikrųjų ir buvo, kur pasijuokėm taip gerai. Jo, tokia biški jaučiuosi pavargus, sutinusi, bet labai dar noriu nuvažiuoti iki Drogo. Reikia nusipirkti keletą dalykėlių ir plus reikia iš Drogo pasimti, žodžiu, dalyvavau ten vasaros kažkokiam žaidime ir laimėjau tokį rankinuką. Tai reikia. Kadangi važiavau iki Drogo, galvoju, tuo pačiu užsuksiu ir senukus nusipirkti. Šitiems tuštiems lizdeliams kažkokių gėlių. Aišku, pagrindinis gėlis dabar viržiai ir tos chrizantemos. Aš chrizantemus turėjau vasarą, tai nebenorėjau dėti. Tai buvo dėsiu viržius, nors jie man irgi labai ilgai nesilaiko švieži, jie greit sudžiūsta. Bet kai ir sudžiūsta, vis tiek jie atrodo kaip gyvi. Tai gerai bus čia. Taip, ko aš važiavau iki Drogo, tai reikėjo nusipirkti dantų pastus, kadangi buvo Jordan šitam brandui akcija. Tai pasiėmiau porą dantų pastų. Mes labai mėgstam Jordan dantų pastas, todėl kad jos yra, kaip pasakyti, ne to, kad skanios, bet malonios, valytis dantis, gerai išvalo ir tie skoniai nėra tokie aštrus, aitrus ar ten kažkokie žodžiai. Labai, kas nebandė Jordan, tikrai pamėginkit ir suprasit, apie ką aš šneku palyginus su kitom dantų pastom. Po to reikėjo nusipirkti tą pinceto. Žiūrėjau, nebeturiu pincetą. Norėjau šiandien tos blakstienus prisiklijuoti. Tai su pirštais ten po truputį bandžiau klijuoti, tai visai neblogai prisiklijavo, bet pasižiūrėjau, kad neturiu pinceto. Truputėlį esu užsidėjusi šiandien tas priklijuojamas blakstienas, tai žodžiu, nelabai matosi, bet vis tiek žvilgsnis toks yra daug ryškesnis. Ką čia įmetei? Žodžiu, pagalbininkas man. Ir pasiėmė dar Jordan, taip pat irgi akcija dantų šepetėlį. Man pastaruoju laiku po Tailando, aš man atrodo Tailandė mėginau dantų šepetėlį. Dar, man atrodo, ir turiu čia iš Tailando šepetėlis. Jo, iš Tailando kažkokio viešbučio pasėmiau, nes jisai man labai patiko, todėl, kad yra tokie smailus galiukai patys, nėra tokie buki, kaip dauguma šepetėlių,
bet yra tokie nusmailinti ir labai gerai prieina išvalyti dantenas. Kaip čia dantenas. Žodžiu, labai gerai išvalo dantų tarpus, nes tokie plonyčiai, jie kažkaip taip, nežinau, man labai patiko, tai aš nusipirkau tokį analogą. Ir dar jau pasimti iš draugos, kur sakiau, tą renginuką, kur laimėjau vasaros žaidime. Tai atėjusi jo atsiimti, sužinau, kad laimėjau dar vieną prizą. Ne prizą, tiesiog ten testavimui produktus. Tai kol ten išsiaiškinau, kas kaip kur, nes aš dar negavau informacijos, kad laimėjau testavimui produktų, bet pasirodo, dar pasiėmiau to pačiu ir testavimui produktus. O tas rinkinukas, kur vasaros žaidime dalyvavau, tai buvo toks Garnier čiklis plaukams su Goodbye Damage ir su keratinu. Nenuplaunamas toks serumas plaukų. Pagausit kaip kvapas. Po to buvo tušas iš Maybelline, geras. Man atrodo, čia iš tų naujienų kažkas. Aš šiaip nesigaudavau dabar naujienose, kas yra Lietuvoje. Žinoti, ką tik grįžus, bet jo. Ir aišku, jis yra juodas, silikoninis šepetėlis. Labai lankstus, iš tiesų, toks minkštas, trumpi šereliai. Manau, kad tiks, nes aš labai mėgstu silikoniniais šereliais. Ir kitas dalykas, tai va toks kremas iš L'Oreal, Revitalift Filler. Ir čia žodžiu su keramidais ir hialurono rūgštim. Žinot, kas man labiausiai patinka? Aš aišku, jo nenaudosiu, kadangi aš turiu savo mėgimiausius produktus, bet aš duosiu vyrui. Jis sakys, va tas dozatorius. Bet tiesiog taip spaudė ir tas kremas dailiai išlenda. Nėra tiesioginio kontakto visame indelėje su pirštais ir su kremu. Tai daug higieniškiau to tokie yra. Ir ką gavau testavimui. Čia yra iš Bourjois toks concealeris. Šiaip aš nelabai naudoju concealerių, bet teks pabandyti. Buvau atsidarius Fawcett, labai skaniai tokiais vaisiais kvepia. Ir čia yra su vitaminu C, B5 ir E, veganiškas ir žodžiu su tokiu fainu labai aplikatorium. Toks burbuliukas, metalinis, jis tuo pačiu, kai naudoja, tiesiog atvėsina paakius. Tai, reikės pabandyti, nes po to pasėmiau tokį mėlyną setuką. Žodžiu, neturėjau nei mėlyno tušo, nei mėlyno pieštuko. Galvoju, o kodėl ne, pabandysiu. Ir tokia graži, galiu pasakyti, spalva. Šepetėlis vėl guminis, tai tinka labai ok. Ir čia turėtų pastorint, pailgint. Ir prie to pačio galvoju pasimsiu, bet čia irgi iš Bourjois. Ok. Tokį mėlyną taip pat vandeniu atsparų akių pieštuką. Ir spalva nėra tokia ryškiai mėlyna, žydra kaip sakyti, bet tokia turi, kaip čia pasakyti, metalo atspalvių, tokia sodri spalva. Kitą dieną galvoju, pabandom šitą tušą. Tai, kaip ir sakiau, labai minkštas, labai lankstus šepetėlis. Tai turėtų būti lengva dažytis. Ir aš apie jį nieko nesidomėjau. Nežinau, net neskaičiau, kas ir kaip ir ką jis daro. Bet aišku, turėtų kaip ir visi tušai ilgint, tankint, storint ir taip toliau. Po vienu sluoksniu tai prailgina, kad patankintų, nežinau, kol kas nematau, reikėtų uždėti antrą sluoksnį gal. Ir šiaip aš visada mėgstu tušus naudoti labiausiai, kai jie jau šiek tiek pastovi. Kaip sakant, pavyzdžiui, panaudoju keletą kartų, jie gauna tą tokį santykį, tušas pats gauna tą santykį su oru. Ir jis tiesiog pasidaro šiek tiek toks tirštesnis, nes visi nauji tušai yra tokie skystesni ir atrodo mažiau užsideda to viso produkto ant blakstienų, bet vėliau, kai vis daugiau naudoju, jis tampa toks tirštesnis ir tada kažkaip man pasimato visas produkto tas gėris, nes dabar atrodo nutrūksta, norisi tikrai dar vieną sluoksnį, pabandysiu dar vieną uždėti. Bet šepetėlis toks fainas, lankstus, švelnus. Taip, ilgio tai tikrai priduoda. Bandžiau šiandien šitą pastą iš Jordan. Tai žinokit, nesupratau, bet labai nepatiko skonis. Pirmą kartą bandau šią spalvą, skirtą būtent jautriems dantims. Jos skonis yra kaip anyžiaus vadinamo. Skandinavijoje tai pamėgtas yra lakrisas. Man grinai lakrisinė tokia dantų pasta, tokio skonio šleikščiai saldaus. Bet pradžioj
po to jaučiasi tas toks gaivumas, išlieka gan ilgai tas gaivumas, bet pačioj pradžioj valytis dantis su saldžia dantų pasta, nežinau, žinokit. Šiandien pietums, vakarieniai, darysiu tiesiog ryžių išvirsiu. Užsimarinavau tokios vištienos, tiesiog įvairiausi prieskoniai ir viskas pakepsiu ją. Ir norėjau padaryti tokias kaip graikiškas salotas, bet bus salotos be salotų. Tiesiog pomidorai, fetos sūris, svogūnas ir aišku, alyvuogės turėtų būti juodusios, bet žiūriu, neturiu juodųjų alyvų. Kažkaip buvau užfiksavus, kad turiu, tai turiu tik žalių ir dar su ančiuviais. Nu, gal kažkas gausis vis tiek. Kadangi laukia dar vasara, tai labai faina ir galvojom paveiksim ką nors vasariškai. Atvažiavom prie tokio ežero, pavadinimas Gėla, irgi man atrodo iš Instagramo sužinojau. Čia yra du paplūdimiai, vienas yra molio paplūdimys vadinasi, o kitas yra tiesiog tas vadinamas centrinis paplūdimys. Nepatikėsit, žinokit, papuoliau TV3 žinias. Žodžiu, ten ėjau pasivaikščiot, o tuo metu filmavo kažkokį interviu. Nu ir mane pakalbino. Rodys per TV3 žinias, nežinau kada. Aišku, gal kaip šitą vlogą matysit, jau būsit matę. Tai va, prisidaviau. Daviau interviu, apsiklausinėjau apie šitą ežerą. Tai žodžiu, čia, kaip pasakė, nelabai yra molis, tiesiog yra kreida. Įtarė, kad tai yra kreida. Ir būtent toje vietoje yra pavojinga maudytis, nes interviu ir buvo duotas, vien dėl to, kad ten daug kas jau yra susižeidę, tiesiog yra daug stiklų primėtyta. Tarybiniais laikais kažkada čia buvo tiesiog stiklai sumesti į šitą ežerą ir taip yra likę, bet aišku, ištraukit daug ir butelių visokiausių. Tai va, būkite atsargus, jeigu eisit maudytis į tą molio paplūdimį. Nu, vakarieniai pasiėmėm vištienos su saldžiarkščių padažu ir su kiaušiniais ir pekinų salotų. Taip iš visų indų ir valgysime skaniausiai. Man atrodo, dar nerodžiau, bet prieš kelias dienas iš Clipshop gavau tokią kaukę pabandymui. Tai šita kaukė yra naktinė.
Žinot, aš nemėgstu tokių tepamų iš vis kaukių. Mano vienintelį kaukė tai yra ta bioceliuliuzinė kaukė iš Skillovers lakštinį. Ir aš vien tik lakštinės tai pripažįstu, nes, žinot, patogu, greita, paprasta ir taip toliau. Su tokiom visokiom tepamom man nepatinka žaisti su jom. Ir tuo labiau, kad čia yra naktinė kaukė. Man tiesiog iš karto toks pirmas vaizdas, kad prilipę plaukai atsikelsiu ir tai prie pagalvės prilipusi. Žodžiu, gelinė veido kaukė, turinti ne 23% drėkinančių medžiagų, užtikrina optimalų rezultatą, jei yra naudojama kasdien. Tai va, turėtų jinai atkurti epidermį, padidinti odos elastingumą, su antioksidantais ir taip toliau. Nu, atrodo taip. Nu, bet skaniai kvepia taip. Gaiviai, neerzinančiai. Su kuo tept ir kiek tept nėra parašyta. Tai aš nežinau, kiek storai čia reikia tept. Čia tiesiog kaip kremai tepti, trinti viskas. Neįsivaizduoju, kažkaip net nepasidomėjau, kaip ją, kokius sluoksnius jau ištepti reikia. Jinai gal po to palieka tokia kaip plėvelė. Nežinau, tepsi šiek tiek tokių storesnį sluoksnį. Kaip storesnį, tiesiog. Neįtrinsiu smarkiai. Reikia tepti ant viso veido, kaklo ir dekoltai. Užteks ir ant veido. Bet tokia faina, ką žinau, vėsi. Dabar kai tepuosi, tai vėsi jinai yra. Man kažkaip jaučiasi, va čia toks kaip graužimas. Na, kol kas jinai yra šviežia, lipni, nu kaip lipni. Tiesiog jaučiasi, kad yra kažkas patepta. Tikiuosi, kad užsitrauks kažkaip plėvelį, nes jeigu taip reiksit miegot, atsikelsi ir to kaip pusbrolis titas iš to Adamo šeiminėlis apkibęs plaukais. Nu tai va tiek tada. Aš einu miegot ir su jumis atsisveikinu šitam vlogui. Ačiū, kad žiūrėjot. Susitiksim kitame ir tikriausiai papasakosiu, kaip aš čia jaučiuosi po šitos kaukės ir kaip man čia sekėsi su ja miegoti. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Pamirštam like paspausti, prenumeruoti, kas dar neprenumeruojate. Ir susitinkam greitai kitame mano video. Ate.